Visų kitų žmonių būna, visko būna ir nepatenkintų. Ką padarysi? Išjungsim, nes labai stipriai ūžia tas šildytuvas dyzelininis. Kažkaip reikia pagražinti. Kaip mano, taip geriau? Ar jokio skirtumo nėra iš vis? Geriau, blogiau? Pažiūrėsim, kaip gausis. Taip gausis. Tai va, pakankamai seniai paskutinį kartą bebendravom. Kanalas yra, video nėra. Nieko jau čia nepadarysi, bet kaip ir pasibaigė vasaros sezonas ir atkrito poreikis kalbėti, bendrauti, plepėti kartais tiesiog su svečiais turų metu, nes darbas persikėlė į dirbtuves. Ir va, po 2 mėnesių, matyt, atėjo noras paplepėti, tai plepėsim su kamera. Žiūrėsim, kas gausis. Filmavęs vieną, reikia pažiūrėti, kaip čia. Nieko naujo iš esmės nesugalvojau. Seniai turėjau minčių pafilmuoti, kaip yra gaminama medinė kedro kanoja. Turiu čia tokią knygą. Daug kas ją turi iš tikrųjų. Čia nieko naujo. Canoe Craft Tedo Mūro. Nežinau, gal koks jau 20 leidinys. Jeigu kas nors iš jūsų kada nors sugalvos pasigaminti kanoją pats, tai tikrai galėsit su šitos knygos pagalba ją pasigaminti. Tik tai žinokite, kad paskutinį kedrą, kurį pirkau, kainavo 4000 eurų už kubą. Taip, mums jo nedaug reikia, beveik 150, bet vis tiek gaunasi pabrango praktiškai 2 nuo to, ką aš pirkau labai senai, prieš gal kokius 8 metus. Kadangi paseno, kiekvienai kanojai reikalingas surinkimo stalas, angliškai strong back. Čia šiaip irgi viskas yra aprašyta, jokių paslapčių. Šiaip, kol manęs nebuvo YouTube'ai, atsirado bent vienas tikrai stalius, kuris bandė daryti kanoją savo dirbtuvėse. Net gal nes, stalius tai baldininkas tikriausiai. Mačiau, kaip vargo jisai su tuo kedru. Ir supratau, kad galbūt aš pavėlavau filmuoti būtent kedro kanojos gamybą, nes jeigu norite pažiūrėti, kaip jinai yra gaminama, yra labai daug gerų video jau prifilmuota anglų kalbos segmente. Taip pat ir tas vietinis mūsų baldininkas yra pasigaminęs tą medinę kedro kanoją. Aišku, daug yra detalių, daug yra niuansų, kur tikrai internete nerasi. Nustojo veikti mano dyzelininis pečiukas. Tai per pastarosius metus pakeičiau šiek tiek dirbtuves, teko pakeisti stogą, šiek tiek apšiltinti. Per tuos metus bandžiau čia visokius variantus, nes dažniausiai kanojos gamyba vyksta žiemos metu. Ir tam, kad veiktų, grubiai tariant, chemija, kad dervos stinktų, reikia pakankamai pastovios ir geros temperatūros. Tai pirmas mano toks sumanymas buvo, aš tiesiog bandžiau šildyti su elektriniu šildytuvu, kai elektros kainos nebuvo tokios kosminės. Paskui bandžiau čia daryti šiltnamį, kur irgi yra keletas video, kur mes surenkam kanoją. Šiltnamį galima greit pripūsti šilto oro ir pakankamai gerai laiko tą šilumą, bet minusas yra tame, kad kai tu lakuoji, tas dirbantis nuolat ventiliatorius, jisai kelia dulkes nuolat ir paskui yra vargo su lakavimu. Vienintelis paprastas būdas nudažyti ar nulakuoti kanoją yra dažymo kameroje, bet kadangi mums reikia nuo 7 iki 9 lako sluoksnio, tai neprisilakuosi tų kameroj. Todėl tiesiog įsirengiau dyzelinį realiai Webasto šildytuvą šiai žiemai ir planas yra toks. Aš jau pasidariau šitą
Strongbacką. Visiškai naujas, aš turiu 2 tokius, kurie stovi koridoriui, jie pavargo vis tiek laikų bėgant medieną. Vienas yra iš USB padarytas, kitas yra padarytas iš faneros. Tai jie jau prarado šiokį tokią geometriją, nes ten kaimynai dažė, jau krauna daiktas ant jų ir tiesiog atėjo laikus padaryti naują. Padariau kaip reikia, sąžiningai, parinkau 18 ar 19 mm, 18 berods milų fanerą ir jau jį susukau. Dar vienas dalykas, kurį padariau šiais metais, tai pas savo pažįstamą draugą užsisakiau, atidaviau visus brėžinius, tai moldas tai yra tos formos, ne? Čia klijuojasi reikutės. Tai užsakiau naujus moldus, irgi paėmiau naują šviežią fanerą, nes prie šitos briaunus yra prikalamos reikutės ir laikų bėgant čia atsiranda labai daug skylučių, jos galima taisyti, glaistyti su tą pačią epoksitkę, bet vis tiek prarandama laikų bėgant tą fanerą nebelaika tų kabių. Reiškia, naujas moldas visiškai išfrezuotas, idealiai ir čia per centrą yra skylutė ir yra 2 ašys su lazerio pagalba. Aš dabar labai paprastai ir labai lengvai galėsiu išcentruoti ir nieko nesuksiu ant varžtų, ant mesraikčių, padarysiu ant varžtų viską, kad galima ir pareguliuoti, ir atsukti, ir išrinkti tą stalą. Ir stalas irgi pats iš savęs yra praktiškai demontuojamas. Ta stalą, jeigu norite, jis irgi yra šitoj knygoj. Čia yra bet kokio kanojos gamintojo, grubiai tariant, Biblija. Šventasis raštas mūsų irgi ir to stalo yra čia visos specifikacijos ir detalės. Kur tas stalas? Tiesa, negaliu rasti. Kažkas tai rašė, kad kiek kainavo, tai man gavosi beveik 400 eurų ir čia be darbo, be varžtų ir be visokių smulkmenų. Ten konstrukcija yra elementari, bet vien fanera kainavo 350. Tai va, tas stalas realiai, jo konstrukcija yra, atrodo tokiu būdu. Kedras irgi jau nupirktas ir laukia. Vienintelis dalykas, kad šį kartą aš šiek tiek gavau kitokio formato rastą. Klausimas kartais būna, o kokiu pavidalu jūs gaunate kedrą. Tai o tokių 10 ant 15, ilgis, mano ūgis berods yra 3 metrų. Jo, berods 3 metrai, anas yra 3, ar 3, ne, jeigu čia 2,50, žodžiu, kažkur tai. Vienas dar didesnis už jį, tai vat tokį mes paskui turėtumėm iš jo gauti reikutės, kurios dienos dabar bandau surasti kažkur tai reikutę. Nu, grubiai tariant, va, čia man atraižos. Pjūklas, va. Tai ta reikutė galų gale turi atrodyti, nu, grubiai tariant, yra Bed and Cove, angliškai mama ir tėtis, kitaip tariant. Paskui surinkamas yra korpusas, ir labai svarbi detalė. Ta dalis, apie kurią aš pastoviai kažkaip tai pamirštu. Džiaugiuosi, kai turiu reikutės ir lyg tai galima pradėti rinkti kanoją, bet iš tikrųjų nelabai, nes mums reikia laivaprikio ir laivagalio arba stems. Aš dažniausiai darau iš juodalksnio. Čia yra kanojos priekis, tai atitinkamai čia gaunasi eina reikutės. Jas reikia išlenkti, jos yra lenkamos. Žmonės šiaip daro įvairiai, aš paprastai pirkdavau tiesiog Ermitaže juodalksnio reikutės buvo parduodamas, nežinau kokia jų buvo paskirtis, plintusams ar dar kažkam tai, bet jos dingo iš prekybos, tai nuvažiavau į medžio sandėlį, gavau
tokią lentą. Čia yra juodalksnis. Atitinkamai aš supjaustysiu reikutėmis ir paskui tiesiog kiekviena gaunasi apie 5-4 mm. Aš įkišu jos į reismus, suploninu, jos tada tampa labai lankščios. Ir kai tu jos sudedi ir bandai lenkti palei šitą kraštą, atitinkamai, aš pridedu šiek tiek daugiau, nes viršutinė gali lūžti, nes jinai neturi palaikymo. Žodžiu, čia jau detalės, čia jau aš žinau, kaip daryti. Tikrai pasiteisino tas metodas, nereikia nieko garinti, šildyti, mirkyti, viskas gražiai gaunasi ir galima geometriją išgauti ir viskas. Aišku, mano metodai kartais yra tokie, kad valdininkas tikriausiai pasakytų, ką tu darai, bet tiesiog tai veikia geriausiai ir tiek. Man svarbu rezultatas. Kartais tas procesas neatrodo tobulai, grubiai tariant. Ir dar man reikia, iki to viso proceso, man reikia pabaigti gaminti irklus. Ir rytoj pradėsim pjaustyti ąžuolą, kuris jau irgi yra paruoštas, klijuoti irklai ir to irgi parodysiu, kaip tas irklas atrodo, kai jisai yra padarytas. Mūsų dekoratyviniai irklai atrodo mūsų klijuotas irklas, pakankamai plonas, apvalus kotas daugmaž ir rankena. Uosis kedras. Tas kedras šiaip turi ir praktinę reikšmę, nes kedras yra žymiai lengvesnis už uosį ir žymiai lankstesnis. Tai jeigu lyginant šitos irklus klijuotus irklus su, tarkim, irklus padarytus iš masyvo, jie būna jie visada būna pakankamai lengvesni, galima tokiu būdu pataupyti. Ir galiausiai gaunamas yra toks irgi paruoštukas. Atitinkamai vienam krašte bus formuojama mentė, kitam krašte formuojama rankena. Po visos vasaros realiai labai malonu grįžti į dirbtuves. Pagaliau galima kažką nuveikti. Susandėliotos visos mūsų darbinės vasarinės kanojos. Jos visos išplautos ir dabar jos pradės kaupti dulkių sluoksnį ir pavasarį vėl reikės jas labai gerai išplauti ir paruošti vasaros sezonui. Mano pati pirmoji kanoja yra žalia, tai yra mano pirmoji kanoja. Tos viršutinės yra naujausios, o už nugaros ten prie kitos sienos kai kuriom kanojom jau yra ir 7 metai ir 7 metus. Jos kiekvieną vasarą yra žiauriai eksploatuojamos ir visų naujokų. Tai reiškia, žmonės jas irkluoja kiekvieną kartą nauji, kurie dažniausiai neturi ir kravimo patirties prie klausimo, ar medinės kanojos yra patvarios. Taip, labai, jeigu žinoti, kaip su jais elgtis. Paskutinis toks didžiulis noras šią žiemą, rudenį žiemą, tikriausiai sausį arba tikriausiai gruodį. Iš tikrųjų, padaryti medinės kanojos medinės kanojos, aš dar pavadinimo nesugalvojau, tai tiesiog workshopas, galėsit apsilankyti, papasakosiu, parodysiu, kaip yra viskas daroma, galėsit pačiupinėti, galbūt reikutę kokią prikalti. Tikriausiai galvoju apie tai, kad reikėtų rodyti būtent surinkimo, korpusų surinkimo, nes tada, kai tu pradedi matyti, kaip gimsta tas tūris, tai yra pati smagiausia dalis, nes paskui dar vienas tikriausiai būtų pats populiariausias epizodas arba pats populiariausias workshopas yra, kaip dengti stiklo audiniu ir dirbti su epoksidiniam dervom, bet kai būna ta diena, kai aš dengiu dervą, aš visiems savo giminaičiams sakau, kad man neskambintų, aš išjungiu telefoną ir tiesiog išeinu, taip sakant, į dirbtuves ir dirbu čia. Ir svarbiausia, kad man nieks netrukdytų, nes laikas, timingas yra labai svarbus, tiesiog negalima praleisti tam tikrą momentą, kai tu turi dengti, tarkim, 2, 3, 4 sluoksnį. Tai tiek šį kartą, viską, ką norėjau papasakojau, kada išeis naujas video, tikrai nežinau, nes filmuoju tik tai tuomet, kai turiu kažką papasakoti arba parodyti. Tai tikriausiai, kai kažką darysiu arba kažką norėsiu pakomentuoti, tai ir išeisiu į eterį. Tiek šiam kartui ir iki sekančio. Ačiū, kad žiūrėjot.